Kalbėsim šiandien apie imuninę sistemą. Šiaip jau, nežinau, kai mes pradėjom sveikatos principus, po to perėjom prie ligų, aš pagalvojau, kad galbūt vis dėlto reikėtų pabaigti ligas, jau jeigu tai pradėjom, galbūt reikėjo pradėti pirmą nuo to, kaip mūsų organizmas sukurtas, tai yra jo sistemos ir konkrečiai imuninė sistema. Tada galbūt būtų netgi paprasčiau suprast, kaip tos ligos kyla įvairiausios, kas ten atsitinka. Na, kaip ten bebūtų, bet šiandien kalbėsim būtent apie mūsų organizmo dalį, imuninę sistemą. Imuninė sistema nėra taip kaip kitos sistemos. Skirtingai nuo kitų sistemų, imuninė sistema, ne tik tai nuo, įprastai mes sistemą įsivaizduojam tokią, pavyzdžiui, kaip virškinimo sistemą, ar ne, kuri jie sujungta tarpusavį. Tai yra prasideda mūsų burna, mūsų lūpomis ir baigėsi, patys žinot kuo. Ar ne, ten, kur jau išeina viskas. Tai va, tarsi ji tokia vieninga sistema, jinai sujungta. Tačiau yra kitokių sistemų, tokių, pavyzdžiui, kaip endokrininė sistema, kraujo apytakos sistema irgi tarpusavį sujungta, bet imuninė sistema irgi viena iš tokių sistemų, kurios nėra tiesiogiai sujungtos kažkokiais tai ryšiais. Turi tam tikrus mazgus, yra tam tikrų organų, kurie, pavyzdžiui, konkrečiai tam tikri organai, kurie gamina imuninės sistemos ląsteles, kur rezervas jų yra ir taip toliau. Bet šiaip pati imuninė sistema didžiąja dalim susideda iš ląstelių, kurios pasklidę po visą organizmą labai tolygiai. Kai kur, sakau, yra rezervai jų, bet šiaip imuninės sistemos ląstelės jos pasklidę labai tolygiai po visą organizmą. Ir skaičiais, aš dabar pabandysiu surasti, čia buvau kažkur tai užsirašęs, kad tai maždaug trilijonas, 1 trilijonas imuninės sistemos ląstelių. Įvairiai skaičiuoja, kažkur tai maždaug skaičiuoja 1 iš 100 visų mūsų organizmo ląstelių yra imuninės sistemos ląstelių. Tai šiaip jau, žinot, netgi ir valstybėse, jeigu pasižiūrėti į imuninę sistemą kaip į armiją arba kažkokią tai apsaugos sistemą mūsų organizme, tai jeigu paimsit bet kokią valstybę, tai irgi maždaug toks pat procentas išeina, kad armijoje, policijoje ten tarnauja, o kažkur tai irgi toks procentas gyventojų užsiima tuo, kad valstybė gyventų ramiai visose savo srityse. Tai va, imunitetas mūsų irgi atlieka šitą funkciją, tai yra armija mūsų viduje. Ir kaip ir armijoje, imuninėje sistemoje irgi yra labai skirtingos struktūros. Pavyzdžiui, toks pavyzdys imuninės sistemos ląstelė fagocitas, arba dar kitaip jos vadina makrofagai, teko girdėti. Tai tokie, žinot, kaip jums pasakyti, pėstininkai, nepėstininkai juos pavadinti galima. Tie, kurie apvalo, išvalo, surenka visas šiukšles, kaip sakoma, tai yra tos ląstelės, kurios, reiškia, pašalina visą tai, kas liko po mūšio lauke. Kada vyksta mūšis, konkrečiai imuninė sistema, reiškia, saugo mus nuo kažkokios tai invazijos, nuo kažkokių bakterijų, virusų, tai va tie svetimkūniai visi, jie sutinkami įvairiausių imuninės sistemos ląstelių, kurios atlieka kovą ir kada šitos bakterijos yra neutralizuojamos arba sunaikinamos, tada makrofagai ateina, apsiaučia tą bakteriją ir suvirškina. Ir va įdomu, kad imuninės sistemos efektyvumas matuojamas va šitų makrofagų pajėgumu. Tai yra, jeigu makrofagas gali per savo gyvenimą tą trumpą pakankamai, gyvena kaip ir visi kareiviai gana trumpai, per tą savo trumpą gyvenimą sugeba suvalgyti maždaug 16 bakterijų sunaikinti. Tai manoma visai neblogai. Reiškia, imuninė sistema veikia normaliai.
Bet jeigu suvirškina ten tik tai 8 bakterijas, reiškia jau nusilpus arba labai sulėtėjus. Ir įdomu, kad būtent šitų makrofagų reiškia veikla, tiesiog paprastas pavyzdys, kodėl mums reikalingi tie 8 sveikatos principai, ar ne? Šitų makrofagų veikla yra labai stipriai priklausoma nuo to, kiek mes suvalgom saldumynų. Bet jums pavyzdys. Nuo cukraus kiekio pastebėta yra, kad reiškia, jeigu jūs suvalgot maždaug 8 šaukštelius cukraus, o tai, gali atrodyti labai daug, į arbatą niekas tiek nededa, bet suvalgę paprasčiausią tokį, šokoladuką, sausainuką, ar kaip jie ten vadinasi, visokie ten Twix, visokie, nežinau, kokie jie dabar net yra, aš jau atvirai pasakius, jau aš biškį atsilikęs nuo tų reikalų, kokie ten būdavo, jie ten kažkokie tai, užmiršau net pavadinimus. Visokie ten reklamuoja. Tai vieną tokį suvalgę, jūs suvalgot nuo 8 iki 12 šaukštelių cukraus iš karto. Arba išgėrę vieną skardinę, pavyzdžiui, kokio nors limonado. Tie gėrimai, kolos gėrimai, po to visokie kitokie ten tie vadinami, reiškia, gaivieji, kaip jie vadinami, gėrimai. Tai juose dažniausiai irgi yra dietiniuose apie 8 šaukšteliai cukraus, o jau nedietiniuose gali būti iki 12. Tai suvalgius tokį kiekį, arba išgėrus, sakysim, tokį kiekį gėrimo tokio, jūs automatiškai susilpninat savo makrofagų efektyvumą panašiai 60%. 60% 5 valandom. Vėl dar nuo priklauso, jeigu jūs daugiau vandens gersit, gal greičiau visą tai pasišalins, priklausomai kiek tas cukrus greitai pasišalins iš jūsų organizmo, galbūt greičiau tai per 3 valandas atsistatys, bet jeigu, pavyzdžiui, dar plus tuos saldumynus, tie saldumynai bus su pienu, atkreipkite dėmesį, tas mišinys, pienas ir cukrus, padidina tą laiką atsistatymo 2-3 kartus. Tai gali būti iki 10 valandų. 10 valandų reiškia jūsų imunitetas ilsisi. Miega, jis neefektyvus visiškai. Arba labai nusilpęs, reiškia jo efektyvumas. Tai galite įsivaizduoti, kaip mus veikia paprastas dalykas, saldumynai. Kodėl, pavyzdžiui, Elena Vait, kada jinai rašė, tai jinai sakė, kad cukrus jis dar pavojingesnis netgi nei mėsa. Netgi pavojingesnis nei mėsa. Taigi, ant makrofagų sustojom. Dabar toliau važiuojam. Yra kiti, vadinami limfocitai. Jų yra ir T, ir B, ir A, ir taip toliau. Ten yra įvairių. Ir kiekvienas iš jų, ten aš dabar nesismulkinsiu, tiesiog paimsiu tokį limfocitą, T vadinamą limfocitą, kuris galbūt laikomas tokiu pačiu intelektualiausiu. Prisimenat, ką aš kalbėjau, kai mes paskutinę temą ėjom apie vėžį? Tai tas T limfocitas tai vienas iš tų, kuris pastoviai daro patikrinimą viso mūsų organizmo. Kiekvienos ląstelės, kiekvienas turi savo rajoną, kaip sakoma, savo zoną. Čia tokie policininkai, žinot, arba slaptoji tarnyba, nežinau, kaip juos galima pavadinti. Bet šitie T limfocitai, jie turi savo zoną, kurią jie apkeliauja. Toj zonoje jie pažįsta kiekvieną ląstelę. Ir žino kiekvieno organo, kiekvienos ląstelės tam tikrą kodą. Ten vėl tas kodas, ten jisai išorės, ląstelė išorės, reiškia, pasireiškia tam tikrom medžiagom, kurias išskiria ląstelė kiekviena. Ir kaip prisimenu, kaip sakiau, ląstelės išskiria tam tikras medžiagas, kuriomis bendrauja tarpusavį, paskleidžia tam tikrą informaciją ir taip toliau. Tai visi tie dalykai, reiškia, yra tenai. Ir tie limfocitai, jie sugeba prieiti prie kiekvienos ląstelės ir savotiškai pabendrauti, pasišnekėti, žinot, kaip policijos įgaliotiniai, ar ne tokie. Kaip jūs gyvenat, kaip čia sveikata šeimos ir taip toliau. Ir per tą pokalbį jie patikrina ir jie supranta, ląstelė tvarkoj, ar jos jau branduoly, tenai, kur genai yra, jau jos genetinė informacijoje įvyko kažkokie pakitimai. Tai yra patikrina, gal kaip slaptoji tarnyba, ar ne, tikrina, kuo jūs gyvenat. Ar jūs nepasidarėt kartais pavojingi
visam organizmui. Tai yra, ar jūs, reiškia, jūsų mąstymas, jūsų pasaulėžiūra nepasikeitė, nepasidarėt per daug egoistiški. Ir, reiškia, gali būti, esat pavojingi, reiškia, taip toliau. Jeigu toks pavojus kyla ir, reiškia, kaip prisimenat, sakiau, kitos ląstelės gali daryti poveikį viena kitai ir jeigu ta ląstelė jau neatsistato, reiškia, tai limfocitas pažymi ją, padeda tenai tam tikrą ženklą ir po to ateina kita chebra, reiškia, makrofagai, ten visi kiti, kileriai vadinami, tai yra užmuša tą ląstelę, makrofagai jie tiesiog suvalgo, suvirškina, kaip sakoma, paleidžia į antrinę žaliavas, tai yra, reiškia, perdirba ir į tos ląstelės daugiau nebelieka. Suprantat, vyksta toksai nuolatinis organizme mūsų nuolatinė tokia veikla. Tai dabar galit suprasti iš tikrųjų, jeigu mes laikomės tų visų sveikatos principų, tai pirmiausiai, ką mes padarom? Pirmiausiai mes padarom efektyvę mūsų imuninę sistemą, kuri prižiūri visą mūsų organizmą. Ir jeigu netgi kažkokie genetiniai pakitimai, kaip sako, genetinės ligos atsirado ar ne, jeigu kažkokie pakitimai įvyksta, yra tas, kas paims ir eliminuos tą dalį, kad jinai jums nesukeltų mirtino pavojaus. Tai yra, kad jūsų organizmas nebūtų apimtas tos ligos visiškai. Tai va, tai mūsų imuninė sistema, jinai turi būti pakankamai, reiškia, geroj būklei. Dabar kaip ir bet kokioj valstybei mūsų organizme gali atsirasti ir kitokia situacija. Tai yra, jeigu organizmas prisivalgė saldumynų ir, reiškia, viskas tvarkoj, patenkintas savim, ar ne, tai čia kaip ir valstybių gyvenime būna, ar ne, būna per daug patenkintos savim valstybės, jos toj geroviai dažniausiai žūsta. Tarp kitko, visos imperijos pradėdavo, reiškia, nuo to, kad jos gyventojai mobilizuodavosi, reiškia, ir būdavo labai naudingos savo valstybei, tai yra kiekvienas pilietis, reiškia, būdavo labai naudingas savo valstybei ir mažiau gyvendavo savo, daugiau atiduodavo būtent valstybei, visos praktiškai. Bet visos imperijos lygiai vienodai baigdavosi tuo, kad piliečiai pasidarydavo išlepę, savim patenkinti, egoistiški ir gyveno tik dėl savęs. Visos suiro. Tai o čia ta tendencija, jinai, sakau, jinai, kaip, čia praktiškai tie patys principai, kaip ir visa kūrinyje, ar ne? Jinai kūrinyje, Dievo kūrinyje sukurta, kaip? Tarnaut vieni kitiem, rūpintis kitais. Bet kūrinyje, reiškia, yra pasmerkta, jeigu pradeda kiekvienas gyventi dėl savęs. Viskas. Čia baigėsi bet kokios struktūros, bet kokios kūrinijos, bet kokios, ar tai valstybinės, ar tai bet kokio ir mūsų organizmo tam tarpe, gyvenimas baigėsi tuo, kad jos piliečiai, o mūsų organizmo piliečiai, tai yra mūsų ląstelės, pasidaro egoistiškos. Ir dabar tai labai stipriai susiję ir su imuninė sistema. Tik tai imuninė sistema egoistiška pasidaro šiek tiek kitaip. Kada nuolatos į organizmą patenka daug įvairiausių invazijų būna, tai yra visokių svetimkūnių, tam tarpe ir tokių kenksmingų medžiagų įvairiausių, nebūtinai tai turi būti bakterijos, virusai, bet ir įvairiausios kenksmingos medžiagos. Imuninė sistema tai veikia dirginančiai. Kitaip sakant, jinai pradeda darbuotis, praranda ramybę, gal tiksliausiai bus pasakyti, praranda ramybę. Tai yra pradeda reaguoti į viską labai skausmingai, labai dirgliai. Vat kaip ir būdavo tokiose valstybėse, kaip pavyzdžiui, hitlerinė Vokietija arba Tarybų sąjunga. Aš čia būtent tokias paralelės noriu jums nupiešti su valstybėm, kad tai aiškiau būtų, ar ne? Kai valstybėje tokia atmosfera sukuriama, vėlgi iš pat viršaus, ar ne, jinai sukuriama būtent mąstymo mūsų, atmosfera, kai visi vieni kitų bijo, visus įtarinėja ir taip toliau. Kas atsitinka tada? Tada jos armija ir jos policija ir taip toliau tada pradeda persekioti ir įtarinėti visus, reikia to ar nereikia. Tai vat kažkas panašaus ir mūsų organizme įvyksta. Jeigu pas mus vyksta pastovios invazijos,
Plus, jeigu mes mastom, tai yra mūsų galva, mūsų valstybės galva, čia būtent mintys pastoviai apie neramius, apie baimę, apie kažką tai blogo, apie blogą ateitį ir taip toliau, tai yra vyrauja baimės ta atmosfera. Mūsų imuninė sistema tai priima, kadangi imuninė sistema labai gerai žino, kokios mes nuotaikos esam. Tos limfocitai vadinami, jie pastoviai bendrauja su mūsų smegenim, su emociniais centrais. Ir dėl to imuninė sistema labai gerai žino, kaip mes jaučiamės. Ir jeigu pas mus mes gyvenam baimės atmosferoje, nerimo atmosferoje, pastoviai nepasitenkinime, pyktyje kažkokiame, vadinasi, tai atsilieps imuniniai sistemai. Jinai pasidaro dirgli ir tada prasideda įvairiausios alerginės reakcijos. Prasideda įvairiausi tokie susirgymai vadinami autoimuniniai susirgymai. Tai yra, kai imunitetas pradeda persekiot ir ne tik tas nesveikas ląsteles, bet ir visas iš eilės. Ir sveikas, pavyzdžiui. Atrado ten imunitetas kur nors mūsų sąnariuose vieną kitą užkrėstą ląstelę, ar ne? Bet jeigu mes gyvenam tokioj įtampos atmosferoj, imuninė sistema pradeda persekiot visas sąnarių ląsteles. Ir prasideda tokia liga kaip reumatoidinis artritas. Tai yra, kada, reiškia, imunitetas, imuninės sistemos ląstelės naikina mūsų sąnarių ląsteles. Suprantat? Ir dabar, pavyzdžiui, mokslas vienos priežasties neranda, iš kur ateina tokia liga kaip reumatoidinis artritas. Bet jie puikiai mato, kad tai ir susiję ir su virusais, kadangi labai dažnai pas tuos sergančius reumatoidiniu artritu pagal tyrimus, reiškia, nustatyta, kad pas juos visus sąnarių ląstelėse buvo tam tikras virusas. Tam tikras virusas, kuris, tarp kitko, randamas visuose pieno produktuose. Ir jis yra atsparus terminiam apdorojimui, tai yra pasterizacijai atsparus. Tai tokį švedų viena mokslininkė, reiškia, padarė tokį tyrimą labai įdomų. Jinai Švedijoje visus pieno, reiškia, mėginius paėmė ir nebuvo nei vieno, kuriame nebūtų tokio viruso. Tas virusas buvo ir tas virusas aptinkamas būtent beveik visų sergančių reumatoidinių artritų sąnarių ląstelėse. Tai yra, jau kažkas sako, ar ne? Pirma priežastis virusas, antra priežastis stresas. Nes irgi pastebėta, kad būtent stresas reiškia labai stipriai susijęs su tuo reumatoidiniu artritu. Serga dažniausiai žmonės, ypatingai moterys, kurios linkusios iš vis emociškai jautresnės, tai jos žymiai dažniau serga reumatoidiniu artritu. Ir antras dalykas, jos dažniausiai tai būna tokios moterys, kurios patyrė nuoskaudą. Irgi yra ištirta, reiškia, kad didžioji dalis sergančių tuo artritu būtent moterys, kurios patyrusios savo gyvenime nuoskaudą kažkokią stiprią. Tai yra ilgalaikis stresas liko. Ir ką daro stresas? Maža to, kad jis įtaką daro, kaip ir sakiau, tai imuniniai sistemai, kuri darosi tokia dirgli, ar ne, tokia įtari, jinai įtarinėja visus. Bet dar vienas dalykas, reiškia, mūsų virškinime taip jau sutvarkyta, Dievas taip sutvarkė, kad mūsų virškinimas veikia ir savotiškai irgi kaip imuninė sistema. Tai yra saugo mus nuo visokių svetimkūnių. Jeigu jūsų virškinimas normalus, tai bet koks virusas nepralys per virškinimo sistemą su maistu. Tenai, kada jis ateina iki skrandžio, tenai bus viskas suskaidyta iki sudedamųjų dalių, viskas bus sunaikinta. Tačiau, jeigu jūs esat streso būsenoje, jūsų virškinimas visada bus sutrikęs. Vadinasi, iš karto atsiranda galimybė prasmukt per šitą barjerą. Ir jeigu tik tai prasmunka ir tie virusai patenka toliau į organizmą, jie įsitvirtina kažkokiose ląstelėse, nes patys virusai jie nesidaugina, jie, reiškia, įsitvirtina ląstelėje ir ląstelės pradeda jau gamint, dirbti virusus, reiškia, daugint savotiškai, suprantat? Ir tokiu būdu, reiškia, visa tai pasklinda po visą organizmą. Tai va, čia toks mechanizmas, aš jums stengiausi čia taip be visų tų tokių biocheminių dalykų tiesiog vaizdžiai pavaizduot, kaip visa tai atrodo pas mus. Kodėl Dievas pirmiausiai sako, kad nuo jūsų ramybės priklauso pirmiausia jūsų visa gerovė.
Ramybė, tai labiausiai jis norėtų mums padovanoti, sako, aš jums palieku ramybę. Ne tokia, kokia pasaulis palieka, nes pasaulis kokiam ramybę mums palieka. Turėk pinigų, turėk gerus namus, turėk gerą darbą, turėk tą, tada tu būsi ramus. Ne, Dievas sako, tavo ramybė, jeigu tu gausi iš manęs, nepriklausys nuo visų tų. Turėsi tu ar neturėsi, tu turėsi ramybę. Tai va, tos alerginės reakcijos mūsų irgi didžiąją dalim, kadangi imuninė sistema irgi išskiria tam tikras medžiagas, kurios iššaukia tokias alerginės reakcijas įvairiausias. Tai gali būti, tas histaminas vadinamas, tai gali būti išbėrimai, tai gali būti kosulys, tai gali būti čiaudulys, tai gali būti įvairiausi kitokie, patinimai netgi ir taip toliau. Tai vat visa tai, būtent tos alerginės reakcijos, visos jos ateina iš imuninės sistemos, kuri, reiškia, tuo metu yra sudirgus. Ir dažniausiai tas alergijas iššaukiančios medžiagos, tie alergenai vadinami, būna, atrodo, tokios visiškai nekaltos medžiagos, žiedadulkės, jos nepavojingos mūsų organizmui absoliučiai. Bet būtent, kada imuninė sistema yra tokia sudirgus, jinai reaguoja skausmingai į bet kokią patekusią svetimą medžiagą. Ir tada prasideda staigios tokios reakcijos. Tokia liga, kaip ir sakiau, yra tas pirmo tipo diabetas, kaip mes apie antro tipo diabetą kalbėjom, ar ne, o tas pirmo tipo diabetas, tai irgi autoimuninė liga. Tai yra liga, kada imunitetas sunaikino, reiškia, kasos ląsteles, beta ląsteles, kurios gamina insuliną. Reiškia, nėra kam gaminti insulino. Na, aišku, jom gerai žinoma tokia liga kaip AIDS, kuri irgi susijusi su mūsų imunitetu. Tik čia skirtingai nei autoimuninės ligos, reiškia, šita liga, jinai priešingai, reiškia, jau susijus su nusilpusia imuninė sistema. Tai yra, kada yra naikinamos, tai yra virusai, kurie naikina imuninės sistemos ląsteles. Ir sunaikintas imunitetas, atitinkamai, mes irgi daromės, kuo daugiau sunaikinama, daromės vis mažiau atsparus, tai yra mūsų armija mažėja ir mes paprasčiausiai neturim tos apsaugos, kuri mums labai reikalinga. Kaipgi imunitetą sustiprinti? Aišku, teko girdėti, kad tam vitaminas C stiprina, nors šiaip jau įrodyta, kad vitaminas C nieko nestiprina tą imuninę sistemą, bet, tai susiję vis tiek. Visi, bet kokie žali, tai yra termiškai neapdoroti produktai, jie tikrai stiprina imuninę sistemą. Bet pirmiausiai pradėsim nuo gryno oro. Grynas oras. Iš tikrųjų, jis reikalingas visam mūsų organizmui ir mūsų smegenim jisai reikalingas, be deguonies nefunkcionuoja nei viena ląstelė. Absoliučiai. Joms visos reikalingas deguonis. Imunitetas irgi čia neišimtis. Juo labiau, kad užterštas oras, tai būtent gali būti tos medžiagos, kurios patenka kaip svetimkūniai į mūsų organizmą ir kurie gali veikti mūsų imunitetą, gali jį padaryti irzlų labai, tai yra iššaukti alerginės įvairiausias reakcijas ir gali, reiškia, prisidėti prie to, kad pas mus atsiras tokie susirgimai kaip tas reumatoidinis artritas arba pirmo tipo diabetas ir panašios. Išsėtinė sklerozė ten ir tokios. Jos iš tikrųjų, jos netgi laikomos negydomom ligom. Kadangi, kai jau tai įvyksta, tai praktiškai medicina negali mums nieko pasiūlyti iš esmės. Tačiau Dievas turi ką pasiūlyti. Jeigu jūs įgyvendinsit savo gyvenime būtent tą naują pradžią, ar ne, tai yra 8 sveikatos principus, kurių pamatas, niekada neužmirškit, valgymas, mes dažnai akcentuojam valgymą, pasitikėjimas Dievu, iš kurio ateis tikra ramybė. Ir turėkit omeny, jeigu jūs neturit ramybės gyvenime, vadinasi dar ir pasitikėjimo neturit. Tai neatsiejamas dalykas. Tik pasitikėjimas, tikras pasitikėjimas gali duoti ir tikrą ramybę, kuri nepriklausys, absoliučiai nepriklausys nuo aplinkybių. Todėl čia mes turim labai kiekvienas gerai savęs ir Dievo paklaust, ar aš turiu ramybę. Jeigu ne, vadinasi, pamato
Labas vakaras. Vadinasi, tikro pamato, reiškia, gerai sveikatai aš ir negaliu turėti. Aš galiu maitintis gerai, galiu visą kitą daryti, reiškia, visus kitus dalykus ir mankštą ir taip toliau, bet jeigu ramybės mano širdį nėra, aš esu atviras visom tom invazijom, reiškia, iš išorės. Švarus vanduo. Toks paprastas pavyzdys su vandeniu. Maža to, kad aišku mes vandenį naudojam higienai pirmiausiai ir tai imunitetui irgi labai padeda, kadangi imunitetas jisai saugo mūsų organizmą ne tik prie burnos, ten prie akių, tai yra tose vietose, kur organizmas atvirai kontaktuoja, reiškia, su išorė, arba ten prie kvėpavimo takų, bet ir prie odos. Tai yra bet kokia, reiškia, infekcija gali patekti ir per odą. Ir jeigu mes nusiprausiam dažniau, tai mes labai palengvinam savo imunitetui darbą. Bet aš jums duosiu dar tokį paprastą pavyzdį. Dabar, kada patenka į jūsų organizmą bet koks svetimkūnis, tai yra bet kokia bakterija, reiškia, patekusi į organizmą, jinai susidūrusi su pirma imuninės sistemos ląstele, jinai išaugs va tokią įdomią reakciją. Ta ląstelė prieš tai, kaip kovot su šita bakterija, pirmiausiai paskleis tą biocheminį signalą, paskleis tam tikras medžiagas, kurios momentaliai bus, reiškia, atsektos kitų ląstelių, jos iš karto irgi paskleidžia, kitų imuniteto ląstelių, reiškia, jos paskleidžia ir labai greitai, praktiškai minutės bėgy, per visą organizmą pasklinda signalas. Pavojus. Ir tiksliai žino, visos imuniteto ląstelės tiksliai žino, kurioj vietoj pavojus. Ir kas įvyksta, ląstelės, imuninės sistemos ląstelės visos pradeda šliaužt prie artimiausios kraujagyslės. Prasiskverbia iš karto per sienelę, patenka į kraujo srautą ir kaip traukiniu tuoj pat važiuoja į tą rajoną, kur įvyko invazija. Tenai išlipa iš tos, reiškia, kraujagyslės ir keliauja tenai, kur buvo aptikta ta bakterija. Bakterijos jos dauginasi pakankamai greitai. Greitai per minutę jos gali padvigubėti, o kitos ir dar greičiau. Tai yra, iš tikrųjų, tas dauginimasis vyksta labai greitai. Ir dėl to, va tas greitis, mobilizavimo greitis, tai yra kaip greitai surinks, reiškia, imunitetas, kaip greitai surinks pajėgas, kad pasipriešintų tai invazijai, reiškia, labai svarbus tas laikas būtent. Tai pasirodo, tam, kad iki artimiausios kraujagyslės nušliaužt, imuninės sistemos ląsteliai labai svarbu, kad tarp ląsteliniai erdvė turėtų pakankamai vandens. Tai yra būtų pakankamai skysta, reiškia, ta erdvė, tada jinai greitai patenka prie kraujagyslės. Kraujas tada mūsų, jeigu mes geriam pakankamai vandens, kraujas mūsų irgi turi daug plazmos, tai yra daug vandens irgi toj plazmoj. Ir, reiškia, greičiau tas srautas nuneš ją į vietą. Va šitos sekundės sutaupytos, jos turi didžiulę reikšmę, nes jom reikės susidurti su mažesniu kiekiu pasidauginusių tų mikrobų ar bakterijų. Reiškia, bus greičiau užgniaužta ir bet kokia, reiškia, liga neišsivystys. Bet jeigu mes geriam mažai vandens, vadinasi, ta ląstelė, žinot, kol atšliauš per tą tarpląstelinę erdvę, kuri visa tokia tiršta, be vandens, reiškia, tokia išdžiūvus, kol nukeliaus tuo srautu, o ten vyksta dauginimasis, tenai bakterijos dauginasi ir labai greitai atkeliauja, o ten jau mūsų per mažai, ar ne, prasideda uždegiminis procesas, tai yra jos. Kas yra uždegimas? Tai va tokia vieta užsitęsusi kova, ar ne? Tai tenai vyksta, ten atvyksta kraujo srautas, tenai, tarp kitko, ir tie skysčiai kaupiasi, būtent patinimai, tie skausmai tose vietose dažniausiai būna, nes tenai būtent atkeliauja, bet jos nesuspėja, nuolat tų prisidaugina daugiau ir tas procesas labai užsitęsia ilgai. Ir ten palaipsniui išsivysto būtent toks uždegiminis, reiškia, židinys. Tai yra, vyksta nuolatinė ta kova ir ji niekaip negali pasibaigti, nes imunitetas nuolatos vėluoja kažkur tai. Ir dėl to paprastas, pavyzdžiui, vanduo pasirodo yra nuostabi priemonė prieš tokius
užsitęsusius visokius uždegimus. Tai yra užsitęsusias būtent tas kovas su invazija, bet kokia išorinė. Saulės šviesa. Gerai žino turbūt, kad saulės spinduliai, jie bakterijom, mikrobam, jie labai nepatinka. Tas dalykas, tai iš tikrųjų, tai irgi kaip ir ta higiena, jeigu mes daugiau saulės šviesoje būna, mes visada ir tas oras, reiškia, apšviestas labiau saulės šviesos, jis bus švaresnis ir jis turės irgi būtent tą prieš mikrobinį, reiškia antiseptinį poveikį tokį. Tai yra naikins tas visas tuos svetimkūnius. Tokiu būdu padės irgi mūsų imunitetui. Plius, aišku, mūsų imunitetas nuo saulės šviesos irgi priklauso, nes dabar jau, pavyzdžiui, manoma, kad vitaminas D irgi labai reikalingas ne tik tai mūsų kaulam, bet ir mūsų imuniniai sistemai. Ir ypatingai šituo tamsiuoju laikotarpiu, tai tikrai rekomenduoju visiems nusipirkti D3 vitamino, dažniausiai būna jis aliejinių pagrindų, būna arba vandens, arba aliejinių. Tai D3 vitamino, jis ten porą eurų su centais, man atrodo, kainuoja, bet jum per žiemą iki pat pavasario, ten po 4 lašiukus užteks pilnai, kiekvieną dieną biškį užsilašint, valgant ant kokios duonos ir reiškia suvalgyti, nes vitaminas D irgi labai susijęs. O saulės šviesa, kaip žinot, kada apšviečia mūsų odą ir apšviečia konkrečiai prie odos esančias kraujagyslės, tai iš cholesterolio gamina vitaminą D. Dėl to, kada yra saulės ir kai mes būnam saulėje, tai vitamino D mums pakankama ir tai, kaip ir sakiau, irgi stiprina imuninę sistemą. Fiziniai pratimai. Visų pirma, tai labai pagreitina kraujo apytaką ir šiaip labai pakeičia mūsų netgi nuotaiką. Tai yra viena geriausių priemonių prieš stresą. Kadangi, kaip ir minėjau, stresas labai blogai veikia imuninę sistemą, tai turėkit omeny. Bet kokia mankšta pajudėjimas visada pagerins nuotaiką. Tai reiškia, streso bus mažiau. Ir plus pagreitins kraujo apytaką ir atsistatymą ir funkcijas visų tų organų, kurie gamina imuninės sistemos ląsteles. Taip, kad tai visapusiškai naudinga. Ir mankšta, visada akcentuoju, kad mankšta tai nėra būtinai treniruoklių salė ar būtinai kažkokios tai priemonės ir taip toliau, paprastas pasivaikščiojimas. Pasivaikščiojimas, darbas sode kažkur, tai buvimas grynam ore, tiesiog vaikščiojimas, aktyvus judėjimas, bet kokios formos, tai ir bus mankšta. Geras miegas. Kada mes, pamenat, kalbėjom apie miegą, tai iš tikrųjų tai yra tas laikas, kai atsistato visos mūsų organizmo sistemos, visos iki vienos, visos ląstelės, tam tarpe ir imuninės sistemos ląstelės. Jos, turėkite omeny, jos iš vis labai dirba kenksmingom darbo sąlygom, kaip ir armija ir policija, susiduria nuolat su kažkuo blogu. Dėl to jos dažniausiai yra pažeidžiamos ir trumpiausias jų gyvenimas ir dėl to jom miegas, poilsis padeda atsistatyti ir pratęsti jų gyvenimo trukmę. Reiškia, jos ir geriau atliks savo funkcijas. Ir pilnavertis maistas. Maistas ir dar kartą maistas. Ir tai, kas stiprina imunitetą, tai aišku, pirmiausiai augalinis maistas ir ypatingai šviežias maistas. Tai yra, termiškai neapdorotas. Mes jo pakankamai mažai gaunam. Šiaip visam mūsų medžiagų apykaitos procese labai svarbus yra enzimai vadinami. Ir iš vis maisto medžiagų įvairiausių įsisavinimui labai svarbus reikalingi. Fermentai dar kitaip jos vadina. Tai būtent termiškai neapdorotose maisto produktuose jų yra visada daug. Ir jūs ir lengviau tą maistą įsisavinsit. Ir, reiškia, tie procesai bus atnaujinti, o tie enzimai, tarp kitko, dalyvauja ir mūsų ląstelių atsistatymo procesuose. Reiškia, jeigu jūs jų gausit su maistu kartu, tai jums
tų enzimų atliks atsistatymui. Jie nebus sunaudoti vien tik tai tam, kad jį suvirškinti, tai yra suskaidyti va, tas medžiagas, maisto medžiagas. Nes jie ir tame dalyvauja, ir tame, ir atsistatyme ląstelių, ir maisto medžiagų įsisavinime. Tai va, reiškia, jeigu jų mums nepakaks, tai jie bus sunaudoti maisto medžiagas įsisavinti, bet tada jų neliks ląstelių atsistatymui. Kas dar? Omega-3 riebiosios rūgštys. Omega-3 labai svarbios irgi mūsų imuniniai sistemai ir jų šaltinis augalinis vis dėlto yra pats geriausias. Kažkur aš penktadienį Panevėžy buvau, ten daug klausimų uždavė. O tunas, ar tuną galima valgyti ar ne? Nu, ten buvo irgi toks klausimas, kadangi nesimato žvynų iš tikrųjų ant jų. Nu, tai aš tada uždaviau tokį klausimą, o ar reikia iš vis, jeigu abejoja, tai reikia valgyti, o kodėl būtinai tuną, ar ne? Ir iš vis ar žuvį reikia valgyti, jeigu mes abejojam jos verte. Aš jau kažkada jau minėjau, ar ne, kas su ta žuvim, kokia problema, kad iš tikrųjų šiandien vandenų jūs nerasit švarių, dėl to ir nesitikėkit ir žuvų švarių rast. Nebent patys savo kokiam nors baseinę užsiauginsit, nu tai galbūt šiek tiek švaresnės bus, bet šiaip jau labai sudėtinga. Bet šiaip omega-3 yra daugiausiai, toks numeris 1 produktas, tai turbūt linų sėmenys. Ir linų sėmenų aliejuje didžiausias procentas. O taip pat kanapių aliejuje irgi daug labai. Aš pamenat apie riebalus, čia jau kažkada pasakojau ir tenai lentelę netgi daviau, kas norėjot pasižymėti. Tai va, po to graikiniai riešutai. Tikiuosi po kokių 10 metų galėsiu jums vežti pagal užsakymą graikinius riešutus. Kai pas mus jau uždarės ir kai jų bus daug. Kol kas dėja dar tik sodinukai. Nežinau, dar iki pavasario ištems žiūriu tiek pėdų zuikių aplinkui, kad... Bet dar negriaužia, bet jau kažkaip žiūri. Tai va, gerai. Po to kas dar? Tamsiai žalios lapinės daržovės irgi omega-3 turi nemažai. Tamsiai žalios būtent, tas požymis toksai. Ir sojos pupelės. O tai, ką šiandien mes ragausim, tai irgi turi viso to. Rafinuoti aliejai įvairiausi, būtent rafinuoti įvairiausi aliejai, jie irgi labai silpnina imuninę sistemą. Cukrus, kaip ir sakiau, silpnina. Alkoholis, tabakas, kofeinas, visa tai irgi mūsų imuninės sistemos priešai. Netgi toks paprastas pavyzdys, pas rūkorius. Va čia, žinot, tie kvėpavimo takai, pas mus jie visi yra padengti daugybė tokių plaukelių, tokios specialios ląstelės, kurios iš tikrųjų atlieka tam tikrą funkciją ir konkrečiai jose ir prie jų būna prisitvirtinę labai daug imuninės sistemos ląstelių, jos labai patogios, sulaiko savotiškai kaip, tokia gera, kaip sakyt, geras pamatas jom įsitvirtinti tenai, jos gali slėptis ten kaip pievelės, reiškia prisiglaudę ir laukia tenai ateinančių, atkeliaujančių mikrobų. Bet pas rūkorius dažniausiai šitos ląstelės būna labai sunykę. Pas juos kvėpavimo takai kaip asfaltuoti, reiškia ten tos žolytės nėra, reiškia nėra kur įsitvirtinti ir dėl to imuniniai sistemai ten praktiškai nėra kur įsikipti. Jie labai sunkiai tenai išsilaiko. Ir dėl to rūkoriai labai greitai užsikrečia įvairiausiom kvėpavimo takų infekcijom. Ir pas juos nukeliauja labai greitai. Tai yra bloga apsauga. Tai yra, iš tikrųjų ten atsistato tos ląstelės, bet būtent pas rūkorius nuolatos rūkant jos tiesiog neturi galimybės tokios. Na, aišku, pasyvus rūkimas lygiai taip pat kenkia ir daro tą patį poveikį. Na, apie kofeiną kalbant, tai žinot, kad jo šaltiniai tai ir kava, ir arbata, ir tie visi gaivieji vadinami gėrimai.
Ne visi jie turi kofeino. Be abejo, narkotikai taip pat labai silpnina imuninę sistemą, bet čia jau tikiuosi ne šitai auditorijai, tai gal mums tikrai neaktualu, ar ne? Aišku, yra legalių narkotikų, yra daugybė vaistų, tai yra medicinos preparatų, vaistų, kurie turi savyje narkotinių medžiagų ir nemažai. Ir iš tikrųjų, kalbant apie vaistus, Elena White, pavyzdžiui, daug paminėjus vaistus būtent. Ir jinai būtent paminėjo pagrindę, aišku, jinai pasakė, kad jie iš vis nereikalingi, nors kai kuriuose vietose sako, kad kai kada jie reikalingi. Netgi kaip vaistą, vienoje vietoje jinai parašė, reiškia, savo liudijimą, kaip vaistą naudojo ir kavą. Tai yra kavą panaudojo kaip vaistą, bet kaip vienkartinį. Va tuo metu jai buvo blogai ir jai reikėjo kavos su kiaušiniu kažkodėl. Nežinau, Dievas jai taip davė. Bet tam kartui, būtent va tam momentui nugalėti. Ir viskas. Ir nereikia daugiau. Bet žinot, kaip žmonės, vaistai, lyg nuo vaistų priklauso mano sveikata, tai gal nuolatos pradėsiu vartoti. Tai tada aš jau tikrai būsiu sveikas. Ne, vaistai ir kaip ir, pavyzdžiui, su vaistažolėm. Irgi žmonės labai žiūri, sakyčiau, lengvabūdiškai. Vaistažolė vis dėlto yra vaistai. Ir jeigu yra vaistažolė, tai naudokit ją kaip vaistažolę. Tai yra tada, kai sergat, o ne tada, kai galvojat, kad jūs profilaktiškai naudosit ir tada nesusirgsit. Ne. Nes bet kokia vaistažolė, jinai sustiprina kažkokias mūsų biocheminės reakcijas organizmo. Tai yra padidėja kažkokia veikla, kažkokių sistemų, arba, reiškia, suaktyvina kažką tai, kitaip sakant, vienaip ar kitaip išbalansuoja mūsų organizmą. Tai ligos atveju tai suprantamai reikalinga, nes reikia kažkur tai kompensuoti, ar ne, kažką tai pastumėti mus į tam tikrą, reiškia, kažkokį į tam tikrą pusę, kadangi mes buvom išbalansuoti. Bet jeigu jau susitvarkė, tai užtenka, nes mes tada mesimės į kitą pusę ir mums reikės jau kitos vaistažolės, kad vėl bandyti surasti tą kelio vidurį. Suprantat, mes taip ir mėtomės po to. Dėl to į viską reikia žiūrėti labai atsargiai. Geriausias gėrimas vanduo. Dėl to, jeigu vartojat kažkokias vaistažolės, tai arba labai silpnai, jeigu jau norit tokias arbatas gerti vieną vandenį, nelabai norisi, tai geriau daryti kažkokį gėrimą su citrina, arba jeigu kažkokias naudojat vaistažolės, mes irgi užsiauginam, pavyzdžiui, čiobrelių, bet, žinot, jeigu ir išgeriam, net dabar norėjau pasakyti kartą į mėnesį, turbūt per drąsiai bus pasakyta, gal ir kartą į porą mėnesių. Kai šalti žiemos vakarai, kai ten tiesiog jau jauti, kad norėtųsi susišilti, ten lauke reikėjo gerokai padirbėti, tiesiog paėmė išgerė. Taip, daugiau labai reti dalykai tokie būna, paprastai geriau vanduo. Ir aišku, emocinė sveikata. Yra toksai išsireiškimas šiandien vadinamas emociniu intelektu. Tai jo, iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti į šventą raštą, tai ten ištisai to mokina. Tai pirmiausiai, jis susideda taip iš 4 etapų, kadangi emocinė sveikata, kaip ir sakiau, labai imunitetui svarbi ir reikalinga. Tai mūsų geros emocijos stiprina imunitetą, o blogos atvirkščiai silpnina. Tai pirmas žingsnis tam emociniam intelekte. Tai pirmiausiai išsiaiškinti su savo jausmais. Tai yra paklausti savęs, kodėl aš jaučiuosi vienaip ar kitaip. Susimastyti, kodėl aš taip jaučiuosi. Dauguma žmonių sako, tokia nuotaika. Tai žinot, čia yra labai pavojinga. Iš kur tokia nuotaika? Kai raštas sako, džiaukitės, o aš liūdžiu, tai man reikia užduoti savo klausimą. Kodėl aš liūdžiu? Gal aš kažko nesuprantu? Iš kur, kokios mano mintys dabar? Nes dažniausiai emocijos ateina iš mūsų minčių. Kokiom mintim gyvenu? Pasirodo, aš mąstau apie kažkokius ateities įvykius, kurie man gresia, ar ne? Ir pas mane atsirado nerimas ir liūdesys. O kodėl aš mąstau? Kodėl aš bijau tos ateities? Ką, aš nepasitikiu Dievu? Kas ne taip? Tai yra, kada mes pradedam tyrinėti, analizuoti savo jausmus ir savo mintis, tai yra pirmas žingsnis į tą emocinį intelektą.
į sąmoningą gyvenimą. Tai yra, jūs tampat savo gyvenimo vairininkais, o neplaukėt pasroviui, kur neša jūs nuotaikos. Šiandien geros nuotaikos, rytoj blogos nuotaikos ir taip toliau. Nu tada šėtonui nieko nereikia iš esmės. Jisai jūs veda kur nori, už nosies paėmė ir nuvedė ten, kur norėjo. Nes jūs esat visiškai pavaldus. Bet čia visada reikia savo užduoti klausimą. Jeigu Dievas sako, kad man reikia džiaugtis, o aš nesidžiaugiu, kas su manim ne taip? Mes dažniausiai sakom, va aplinkybės Dieve tokios. Tai mes sakom maždaug tą patį, ką ir Adomas pasakė. Dieve, tu man tokią žmoną davėjai, nu tai va, toks rezultatas, ar ne? Tai tu man Dieve tokias aplinkybės davėjai, o tokią dieną šiandien man sukūrei, tai nu dabar ir džiaugtis, reiškia, kad aš blogos nuotaikos. O aš negaliu džiaugtis šiandien. Suprantat, ką mes kaltinam? Mes kaltinam Dievą. O reikia mums užduoti savo klausimą. Jeigu Dievas sako, kad mes turim kuo džiaugtis, sako, džiaukitės tuo, kad jūsų vardai įrašyti dangaus knygose. Kodėl jūs liūdit? Kas ne taip? O kada mes susimastom, tada jau atsiranda antra erdvė antram žingsniui. Tai yra išmokt valdyti savo jausmus. Tai yra, kaip ir Paulius sakė, broliai, mąstykite apie tai, kas gera, girtina, dorybinga, teisinga, va iš čia ir džiaugsmas ateina. Nes jūs mąstote, mintys jūsų apie tai, kas jūsų laukia, ką Dievas jums padovanojęs, koks jisai yra. Jau antras žingsnis. Dabar iš to išeina trečias žingsnis. Jūs pradedat užjaust kitus žmonės, tiksliau suprast kitus žmonės, kitų jausmus. Jūs pamatot žmogų su bloga nuotaika ir nereaguojate į blogą nuotaiką, ar ne? O jūs susimastot, gal ir jis blogom mintim gyvena, kas pas jį ne taip? Jūs pradedat suprast tokius žmonės ir va iš šito supratimo jau ateina užuojauta. Tada jūs užjaučiat tuos žmonės. Tai yra, va ta empatija atsiranda. Na taip, jam blogai. Bet kodėl jam blogai? Dėl to, kad jis dar nepažino to, kuris gali duoti ramybę. Dėl to, kad jisai nežino tikro ramybės šaltinio. Jis dar nemoka atpažinti savo jausmų. Jis nemoka atpažinti savo nuotaikų. Jis dar nesusimastė, kodėl pas jį taip yra. Tai yra, kodėl jis blogos nuotaikos. Suprantat? Žingsnis po žingsnio tada jau jūs galite ir kitiem padėti. Va taip, reiškia, jūs būsit geros emocinės sveikatos. Vadinasi, ir jūsų imuninė sveikata bus gera. O tokia savianalizė ir iš tikrųjų tai, ką šventas raštas duoda, tai pirmiausiai duoda va tą tikrą supratimą. Mes pasižiūrim iš Dievo aukščio, iš Dievo pozicijos į šitą žemę. Ir mes tada pamatom, kad galim būti už daug ką dėkingi. Netgi kadangi esam ir tokie kvailiai ir tiek prisidarę savo sunkumų savo gyvenime, jis vis tiek mus gailisi, užjaučia, reiškia ir veda mus kantriai, veda ir mokina ir nori mus padaryti laimingus vis tiek. Koks jisai kantrus su mumis ir kiek jis mums daug dalykų yra davęs. Tik tai džiaukimės. O tai yra pamatas tikrai gerai emociniai sveikatai. Ir ne tik emociniai, bet ir dvasiniai. Kadangi mes tokiu būdu vis labiau pažįstam savo kūrėją. Ir vis labiau pamatom savo tą amžiną likimą. Patikim juo, kad Dievas mus pakelia aukščiau virš visų šitų rūpesčių ir galų gale pamatom, kur mes keliaujam, į kokį miestą keliaujam, ar ne, į Dievo pastatytą miestą, į dangišką Jeruzalę. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus, nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.